Baigėsi pamokos. Išeini iš mokyklos, bet nematai nei tėtės, nei mamos. Staiga tave maloniai užkalbinęs nepažįstamasis pasiūlo parvežti namo. Ką pasirinksi? Grįši į mokyklą paprašyti pagalbos, ar sutiksi važiuoti su nepažįstamuoju? Blogas sprendimas. Tu gali būti pagrobtas, priverstas elgetauti, būti išnaudojamas ir niekada daugiau nepamatyti savo draugų ir šeimos. Tokioje situacijoje visada turi kreiptis pagalbos, sugrįžti atgal į mokyklą ar kreiptis į draugų tėvus. Atsakingi suaugusieji susisieks su tavo tėveliais, kad tu saugiai galėsi sugrįžti namo. Niekada nepasitikėk nepažįstamaisiais.